Leiskit vyrukai, bet jums reikia ne manęs, o egzorcisto. Sveiki atvykę nuo Krepšys epizodą. Kaip visada, pradedam nuo laiko ir komentaro, o šį epizodą būtinai žiūrim iki galo, nes išrinksim sandėlio konkurso nugalėtojus. Taip, pagaliau atėjo tam laikas ir tai pamatysim pačiam gale. O šį epizodą pradėsim ne tik nuo sandėlio, bet ir nuo naujojo vardo Kupui, nes Kupui išrinkom vardą. Rašykit komentaruose, kaip jums tas vardas, o jį sužinosim eigoje. O dabar pradedam nuo populiariojo montavimo iš krepšys.com. Važiuojam. Mislkiam šešto tema ir toliau juda. Mes užsukome į Wheelspotą, iš Wheelspotą atsiemam dažytas detalės. Mes turim dabar tiltą, kuris pilnai nusmėliuotas juoda spalva. Tai dėkui jam labai. Mes lygiai taip pat nusismėliavom stabilizatorių. Privertėm Aleksą šitą automobilį jau tvarkingai pasidaryti. Tai yra, kad nepagailėtume, kad iš apačios lygiai taip pat kaip ir sandalys spindėtų, gražiai atrodytų, būtų malonu prie jo dirbti. Tai taip renka šitas automobilis. Vidaus salone, žodžiu, visi pokyčiai vyko, automobilis realiai labai neblogai pasiruošė. Visi dalykai, kurie keltų klausimų, parodymai ar dar kokios iškilusios žurdelės pašalintos. Mes dabar grįžtam prie to, kaip mums reikia supresuoti polį. Pirmas dalykas, ką reikia daryti, aišku, užsukti į krepšys.com, nes polį perkam iš ten, kaip perkam, patys iš savęs pavogiam ir tai vadinam reklaminiu biudžetu dabar jau. Kadangi dabar kalbėsiu apie mus, tai čia ne reklama, tai polį visą laiką galima įsigyti 70 ir 90 šorų, tai jeigu trumpai, kasdienai 70, driftui, visam kitam, kur važiniai trasoj, 90. Kietesnis, minkštesnis, kitaip tariant. Tai mes dedam dabar kietesnį, turim reduktoriaus komplektą, turim tilto komplektą ir turim pagrindinių dviejų galinių šakių priekinių bananų, žodžiu, tos apkabas, kurias irgi dabar įdėsim. Tai dabar trumpas gidas bus, kaip įsidėti polį ir nieko nesugadinti. Tai bemontuojant realiai ne vieną komplektą polį į tiltą, pastebėjom, kad labai retas polį komplektas turi išėmimą specialiai šitokioje vietoje. Ir tu, kai įdedi įspaudi polį, tai čia gaunasi šitą vietą žemiau nei šitą kadangi aukščiau. Tai va čia va tokį bortą padarėm, kad gautųsi lygiai. Tai ką mes dabar turim, kadangi tiltas buvo nudažytas miltais, tai visas tas vietas reikia būtinai prašveist, kiek įmanoma arčiau factory, o factory tai praktiškai iki metalo. I'm just buzzed in your face. Has been drinking, you were cooking up a scheme, trying to put me in that beam. But the joke's on you, Jack. Slap his ass with the gas, beat him down to the pavement. Spill it like a pig, my nigga. I don't save him, beat him like a pig. Pirmas kartas, kai atėjau ir per vieną vakarą pasidariau visą polį, kurį susiplanavau. Kažkaip labai jau lengvai ir patogiai viskas vyko, tai išsivaliau angas, kas yra visiškai svarbiausias dalykas. Kai to išėmimo nėra, tai polis kreivai susideda, būtent ant šešto tilto. Šiaip ir kitose polio yra niuansai. Visi va tokie va išgaudyti, kad tiesiog kai polį įdedi, jis tvarkingai būtų tiesiai ir atliktų savo darbą, žodžiu, kokybiškai. Realiai kiekvienas polius ramiai susidėjo rankomis, galėjau tiesiog paimti ir stipriai suspausti, snug fitas. Retkačiais reikėjo guminio plaktuko, tiesiog būtų patogiau, bet bendrai pakankamai lengvai susipresavo, tai realiai 40 minučių ir mes turim tiltą, reduktorius ir abi šakes. Ir visi šitie dalykai dabar gali keliauti į mašiną. Dar viena reduktoriaus ausis liko. Pamiršau. Ok, reduktoriaus ausis dabar presuojam ir viskas. Nes sakau iš savo asmeninės patirties, kiek esu dėjęs, žiauriai užnisa, kai jie nelenda į skylę, kai jie yra per dideli, netitinka diametrai ir tada tu jį daužai, šoka, o net jeigu ir sudaužai, įdedi tiltą ir matai, kad vis tiek jis pakšti ir išsišauna, žodžiu, be važiuojant. Ne, žodžiu, bendrai jis visą laiką nori tiesiog išlysti iš tos skylės. Taip neturėtų būti. Krepšys komplektas man patiko, reklama neapmokėta, užsukite krepšys.com, manau rasite tai, kas jums patiks. Kas jūsų neužknis, bemontuojant tai į savo automobilį. Ir kaip tik pas mus šiandien atkeliavo detalių iš tro.lt, tai kaip visą laiką. Kaip visada detalį susirinkau už 50 eurų ir daugiau, kad galėčiau pasinaudoti kodu krepšys 25, nes nemokamas siuntimas yra gerai. Ypač yra gerai, kai randi radiatorių už tokią kainą, tai ten iš tikrųjų labai daug yra pasirinkimų. Tai šitą, jeigu neklystu, už 50 kažkiek eurų nukoviau. Taip, tai yra vienas iš pigesnių radiatorių, tai žiūrėsim, kaip jis gyvens. Bet naujas radiatorius, kam esmė. Ir lygiai taip pat viską supirkau, ko mums reikia aušinimo sistemai sandėlio. Tai visos šlangos aušinimo, naujos. Irgi lygiai taip pat pigiausias pabandžiau. Bet kai pagalvoju, kad už tokią kainą gali pasimti naujas, o naudotos realiai vos net daugiau kainuotų, principe, taip ir būna.
Tai tiesiog pabandysim. Jeigu naujos pigios laikys sezoną ar 2, tai jau apsimoka. Nes reikia turėti omeny, kad vienas krešas ir to radiatoriaus nebėra, todėl labai nenorėjau išleisti kokį 120 eurų ant jo. Plus ribotus biudžetas kaip visą laiką, todėl taupom pinigėlius. O ir be nemokamo siuntimo taikau nuolaidas, kurios visą laiką vyksta atrodo.lt. Jeigu pastebėjot, tai labai dažnai šitą miniu. Tai jo, 30% nuolaidos praktiškai visą laiką viskam. Todėl būtinai užsukit, pasižiūrėkit, nes net jeigu ir nors viena šita detalė man netiks arba netyčia ne to modelio užsisakiau, ką iš tikrųjų jau nekartą esu padaręs, 30 dienų grąžinimo garantija vis dar galioja ir jinai žiauriai naudinga gaunas. Nes taip ir tauposi bildam eurai, bet faktas, kai mums reikia kokių nors gumų kardanų ar dar kažko, užsakinėjom jau brandinės, Lemforderis, ten, daug tų dalykų. Yra iš brandų žodžių pasirinkimo daug. Lygiai taip pat. Pigiausias bakelis, čia man atrodo jis kokie 15 eurų, jeigu neklystu, kainavo. Ir toliau visos tos šlangos, kurios tiesiog laikui bėgant pasiduoda, tai kad treniruočio mašina nesūštų ir treniruotės ramiai važiuotų. Investuoju tos 25 eurus papildomus, kai jau sumokėsiu už startinį, kad nereikėtų važiuoti namo nusiminus ir be šypsenos. Nes jau rimtai nusiteikę pasitreniruoti, normaliai kaip senais gerais laikais ir grįžti namo tik su šypsena, o ne su sulūžusią mašiną. Šiandienos temą pradedam gvildenti nuo garažo, nes mums reikia pagaliau pastatyti sandėlį ant ratų ir pradėti darbus prie sandėlio. Pirmas dalykas, ką mes padarysim. Tai dabar turim E20 amortizatorius, maišytos spiroklės iš BC coiloverių, kurios realiai dėjom į E20, bet į E20, kadangi dėjom visai kitą spiroklę, kuri prieš tai buvo, tai dabar naudosim būtent tas spiroklės, kurios atkeliavo su BC-škėm. Tai sandėlį, priekį 12 kg dėsim. Tikriausiai net stabilizatorius nereikės su tokia spiroklė, tai tą ir bandom dabar padaryti. BC helperius turiu spiroklės, turiu amortikus, dabar reikia greitai viską susukti, sudėlioti tos visus dalykėlius, kad tarpusavy viskas būtų ok ir laikytųsi. Tai dabar pradedam nuo to, kad reikia įdėti amortikus, pastatyti ant ratų ir tada po truputį, kaip matot, vieta atsilaisvino. Aiškiai, reikia pradėti prie projekto judėti. Kadangi kolbos naudotos, tai iš tikrųjų daug darbo čia neįdėsim. Galėjom atiduoti miltais išdažyti, bet pačios kolbos nėra pačios gražiausias, visokių turi randų ir tų randų nepaslėpsi. Pačiam greitai išfleškės, esmė atnaujant, o dabar šitą visą likusį sumuštinį lygiai taip pat apvalau, nušveičiu. Visai šitas neblogas dalykėlis gerai viską nuima. Ir galima dėti, surinkinėti, nes čia patys suprantat, nenaujausios detalės. Dėl to BC-škės ir buvo pirktos. Bet bendrai, kaip amortizatoriai, veikia gerai. Tik tai kombinacijai jau tiesiog iššaukti buvo. Nekartą skolinus ratus, dabar reikėjo grąžinti atgal į vietą. Vyko projektas, žodžiu, ir ties čia sustojo, tai man dabar reikia įdėti tos amortikus į priekį. Prieš tai bombškoiliai, dabar dedu koilai gavosi, kad susirinko iš detalių likusių iš atskirų koilų, tai šitie visai neblogai veikia, viskas sakai. Dėl galinių kilo klausimas, bet žodžiu, dar prieisim prie to. Čia viskas jau nauja, surūdijo, blemba, tai dabar biškį pavalysim. Jo, žodžiu. Įdėsim amortikus ir pastatysim ją ant važiuoklės, kad, žodžiu, galėtų dar dėti iki garažą. Ir garažė jas laukia įdomus darbai ir turbako reikalai. Tuo tarpu, kol sandėliokas bandys atsigauti nuo jau praktiškai žiemos įšalo, apkalbėkime, ką mums šiandien reikia padaryti. Tai po kapotų vaizdas iš esmės amortizatoriukų išmesti neapsimoka, galiu sakyti. Variklė savo vietoj dar, jam komponentai buvo visą tą laiką ruošiami, komponentų dar kol kas čia nematot, bet jos pamatysit. Vaikštant ant pliką automobilį, tai niekas nepasikeitė, visiškai nepajudėjom nei centimetrą. Bet ką dabar greitai noriu išleisti, ką dabar noriu greitai sutvarkyti, tai turim, žodžiu, ratus biški vaikštančius, tai reikia būtinai pusašius įdėti, kad guoliai, žodžiu, neiššoktų. Priekį sudėjau buvusius E90 amortizatorius priekinius, tai kaip ir minėjau, dedu. Tai dabar turiu prie savęs
visiškai tvarkingus pusašius. Iš tikrųjų dar buvo idėjų kažkokius kitokius pusašius įdėti, bet kadangi šitus nusipirkau, tai tebūnie, nes šitie šiaip nėra pigus. Realiai dabar jie beveik 50 eurų vienetas, tai truputį, bet ale šitie turėtų laikyti, jeigu neklystu, čia 3 litro automato. Nes vėlgi reikia priminti, sandėlį gale yra 46 tiltas, ne 36. Tai eina 46 reduktorius, 46 pusašiai. Ten iki galo dar neįsiaiškinta, bet dabar man reikia pasikelt galą, įsidėti pusašius, pasižiūrėti, kaip ten važiuoklė kas vaikšto ir eisim toliau dirbti. Nes reikia po truputį įruošti, nes reikės pakalbėti, kas ten po kapoto vyks. Nes ten irgi įdomių update'ų turim. Tiesiog šiukšlių pilna mašina. Tuo tarpu, ko man reikia užsiminėti, tai dabar prie sandėlio vėl grįžtam su darbais. Mums reikia truputį išsišveist, kas čia netyčia pasiliko, nes kažkas nenudažė išveitęs. Vėl šveis. Aną pusę prasišveičiau, ten nieko kosminio nėra. Greitai prasišveičiau. Žodžiu, ir nusidažo. Ir tada jau galima kilimą dėti. Maišiukas išvirinta. Ir kas be ko pasvyrinta? Špaklius. Špaklius kaip be ko. Žodžiu, normalus špaklius, stiklo pluošto špaklius. Ir dabar, ką mes darysim, tai vat, čia viską pasišveisti irgi pasiėmėm. Man reikia dabar nusiriebalint, tai nefrasiukas, šluostės ir padažysim iš šito dalykėlio, kuris yra Rust Blockeris Protectorius Prime Paintas. Šitą realiai paviršių paliksiu ir tiesiog uždėsiu kilimą. Kadangi ten niekas nesimatys, man esmė, kad ten niekas nerudytų ir būtų apsaugota. Tai šitas turėtų visą šitą padaryti. Varyk vėl. Nežinau, nejaučiu, kad šis būtų labai blogai. Tai dabar vyksta pirmasis, dabar kol kas jis juodas kupas. Nusidažė sparnai, vardo dar neturim, dar renkam iš komentarų sekcijos. Kokie vaibai prasukus tiką kupą? Garsai tai ne kažką. Aš žinau, kas motorą rinko. Kas? Nes tik pasijungia visa elektra, dabar... Aš tiesiog pasivažinėt plytą renkuosi, tai skalfo. Welcome to garage. Meilė, pabanyti ilgiau užkurti. Nu, jungt. Keistokas garsas, bet nežinau. Galim palikti ilgiau. Jo, kažkas konkrečiai dėžės pusė, nes kai gesini jaučiasi, kad vėl tas garsas, aštriausiai nueina. Zach! Gyva, aš nebegirdžiu, čia grinai metalą vėžia, kandžia. Nes panašus garsas. Aš matai, kažkodėl tas sugalvojau, kad man reikia uždėti skardelę. Originalią. Reikia pasikelt, pasižiūrėti. Jo, bet čia most likely bus kažkas kitko. Mes bandom diagnozuoti garsą, nes pirmi užkūrimai labai keistoki. Kol kas viskas veda prie to, kad kažkas išsenka bus. Aš tai manyčiau. Tipo, bet kokia atveju tak. Dėžę lūpnauk reikia. Teks. Ha. Smagiausia, kai tik uždėjai dėžę
Yra viską dabar išmetimą. Nors neišmetimo gal nereikės. Kokia čia beleka. Kupo jau nebėra, jis už durų ir mūsų laukia pirmas normalus užkūrimas ir prabirbenimas, nes variklis tik pilnai vos neperinktas ten. Viskas realiai buvo atsukta, susukta, pakeistas detalės ten, kur reikėjo pakeisti, pilnai atnaujintas ir dabar, tas momentėlis, kur užkuri ir tikėsi, kad viskas bus gerai. Tai palinkėkit sėkmės Kupui, bandom. Jeigu kas klaus, tai jisai buvo ant laisvų daug kartų suktas, kad Apple slėgis sakiau, kad to nėra dar iškasų. Kas veikia, ne? Tai kurią procedūrą jis jau praėjo, tai Aleksas buvo atjungęs viską ir tiesiog suko variklį, kad bendrai tepalas atsirastų ten, kuris turi atsiras, kad viskas prasipumpuotų, susiteptų ir tik tada kūrėm. Tai prasukimus jau turėjo tikrai nemažai, tai tiesiog dabar pilam vandenį. Laukiam darbinės temperatūros ir skidelis nebeveikia kažkodėl. Bet kol kas iš darbo, tai galiu pasakyti, kad viskas kaip ir neblogai. Pakankamai tyliai dirba iš tikrųjų. Ir visi cilindrai, čia esminis momentas. Kas dar pasidarė, tai kaip matot, nusidažė sparnai, įsidėjo tie plasmasiniai insertai, kuriuos minėjau. Ir iškart pasakė toks vaizdas, aišku, per kamerą visiškai matosi, kur yra dažyta detalė, kur ne. Tai lygiai taip pat užsukom pas Firanto, kiek supratau, Aleksui sumaišė tiesiog pagal koduką. Tai nenustebčiau, jeigu viena spalva pakankamai dabar turėtų būti pagal idėją išblukusi, plius čia naujai nudažyta, tai jaučiasi. Kas belieka dar sumaut buferį normaliai, nes dabar liečia visur, kur nereikia. Tai tikriausiai reikės biškį papjaut buferį vis dėlto. Nes turim priekį 18, gale 18. Lygiai tas pats ir čia gaunasi, kad turim, fitmento problema tokia. Tai originali arka, kaip ir minėjau, yra. O fitmentui tai nėra idealu, nes dabar gaunasi, kad automobilis literaliai tik gulėjo ant arkų, tai teko jį biškį pakelt, kad tiesiog išriedėtų iš garažo. Pirmas užkūrimas, pirmas lykas, tai šita šlangutė keitėsi, tai tikriausiai per čia biškį lykina, tai dabar reikia atleisti, pasižiūrėti kaip tinkas, gal rinką perdėt, žodžiu. Small dalykas, įdomiau bus kaip jinai atlaikys ribotų, bet iš garso, gyvas 3 litris, dirba tvarkingai, kol kas viskas labai gerai. Kol kas. Okay. Gumos nebuvo? Ne, čia tas pats šumas irgi to nėra. Neužkalė reiškia dirbs viskas. Tokia yra apkatkė. Supratai, apie ką šneku? Ne, labai gerai. Labai gerai. O aštunkės, tai čia taip būtų. Sen, žinau, čia labai gyva plyta. Labai. Paties Kuzmarskis irgi tą patį. Tai nuvirus negali būti, nes nepilnai perinkta. Nežinau, aš tai nustebęs, sakyčiau, viskas labai gerai. Tiesi. Kas ten buvo? Naujas. Nepirkite PIP produkcijos. Aš net nespėjau pasakyti, šiandien norėjau pasakyti, kad plyta, jeigu gerai reaguoja gazą, tai reiškia, kažkiek kompresijos turit. Jeigu jinai tokia vėląja, tokia tai reikia žiūrėti kažką, nes taip neturėtų būti. Yra aišku dalykai, kurios faktas, kad reikia iš vienos žiūrėti ten žvakės, kūro filtras, visi tie dalykai, bet kūro siurblys dar, ir dar įsiurbimas. Tai jo, aš sakyčiau, kad čia viskas okei, plyta važiuoja, tik tai patį pigiausią dirželį pirkai. Ne, žinok, keiščiausia, kad ne pigiausia ir viena iš brangesnių gamintojų. Tai kokia pirkai? Tikrai ne Continental. Ne. Gal persikė tas, Ne, tu šiaip įsėdai. Aš tik įsėdau į mašiną, sulūžo. Reikia daryti išvadas.
Sakė normaliai protesta, tai normaliai ir protestavau. Pasakysiu, kur grybą pjausiu. Dabar yra šalta, pas mus yra žiema. Aš esu naujoj mašinoj. Komentatorius, kuris davėt mašinai vardą... Koks vardas? Cooperis. Mes tavim susieksim, tau pakabukas. Tai sveiki atvykę, susipažinkit su Cooperiu. Šiandien mums reikia jį išsitestuoti, tai vyksta Kaune Eco Drift Cupas ant šlapios dangos, tai mes čia ir atvažiavom. Tai stebėkit, kaip seksis. Kas yra? Šiaip galiai dingo, reikia žiūrėti kodėl. Tai ką mes turim dabar pakankamai tipinę situaciją, kai reikia atidaryti kapotą ir kažkodėl sugalvojo trosas nutrūkt. Bandau padėti taisyti Aleksui. Kaip trasa? Šiaip trasa tai viskas gerai, reikia priekis reikia paleisti. Nereikėjo vogti iš kovinės mašinos Makso mišinio. Aleksas priekį šiuo metu turi maksiukus susidėjęs, gale hošpiškės, bet kaip ir jis sakė, gal reikėjo žeminės padangas susidėti, nes iš tikrųjų sąlygos labai įdomios, visur yra daug ledo, dabar jį truputį išvažinėjo, bet sąlygos žiauriai keistos. Vienur daug sukibimo, kitur mažiau, ir čia nėra taip, kad kažkur bala arba vanduo, kitur sausa, čia yra arba ledas, arba šlapia, arba sausa, tai dvigubai sunkiau žodžiu. Taip pat nevalina? Ne V8. Buvo momentų, kai neišėlė ar normaliai? Tai čia pačiam galėjau, kai nevalino, taip tai praspiri ir nuliniuoju. Kiek slėgio darom? Tai dabar 1,5 nuleidžiu, žiūrėsim kaip bus. Gal padės, gal ne. Aleksas komentarė dėl automobilio valdomo, tai sakė gaila, negali jis tai kamerą pasakyti. Bet žodžiu jo, reikia faktas pripras prie automobilio, nes ne tiek kiek nauja bazė, bet nauji dalykai sudėti, nu žodžiu, kaip patys suprantat. Nauja mašina, tai tikslas šiandieną ją tiesiog ištestuoti, kad jinai važiuotų ir tada jau fine tuning, kad jinai tvarkingai važiuotų ir nedarytų jokių nesąmonių. Tai žiūrėsim, kaip Aleksui tai seksis daryti. O ne karšta, gražu, viskas labai tvarkinga. Bet aišku, dar puslankių nėra, jos reikės atskirai įsidėti. Kadangi street legal mašina, iš tikrųjų jie dar yra techo, tai visiškai savo chodą galima važiuoti. Man atrodo, Aleksas realiai jau buvo apsidraudęs ir tiesiog pasivažinėjo su juo. Kas yra labai cool. Net į Kauną persikėlė driftas, tai kadangi buvo viskas labai arti, tai nusprendėme, kad bus tiesiog protingiau važiuoti čia į Vilnių. Trumpesnė kelionė, plus mašinos pirmas testas, tai girdžiu daug ribotuvų, tai reiškia, kad kažkas vis dar negerai. Tai dabar eisim žiūrėti, ar tai realiai įsiurbimo problema, arba tai tiesiog privalgiam vandens, nes tai irgi būna didelė problema, ypač kai taip šlapia. Vienas iš tyliausiai dirbančių Kem 6, bet reikia to tikėtis, kadangi pilnai perrinktas variklis, tai viskas kaip ir būtų ok, tik tai dabar dinginėja trauka. Vėlgi nepilnai sumapintas kompas, tai dėkui labai Ryčiui, kad per tokį trumpą laiką atsiuntė base mapą, bet to base mapo matomai trūksta ir žodžiu, reikia teisiai dabar išsiaiškinti, kame yra bėda. Ką gero radom, tai ribotuvas kažkodėl stovi ant 5000 RPM. Atrodo labai paprasta klaida, kurią tikrai kažkas žinos, tai dabar susikėm su Andrium Poška. Turėtų gal netyčia užsukti diagnostiką padaryti, nes čia vis dar tas pats originalus MS-Kem3 kompas. Esmė, kad geriau čia dabar, kol važinėjom, susirasim ir tada galėsim kast testus ir viskas. Tai... Kaip ir gaila, negaila, ką žinau.
Žodžiu, Aleksas man parodė, kokį fintą jis čia sugalvojo, nes vėlgi ant šlapio Aleksas turi tam tikrą filosofiją, kaip gaminti gripą ir jau tikriausiai tai yra ištestavęs. Aleksai parodė, ką bagažinį sukūrė. Nieko, aš išėmiau dabar, ne mes be svorių. Tai žinau, bet parodyk visinus, kaip tai veiks. Negalim rodyti, nes nelegalu. Ką treniruotėse planuojam naudoti? Ten yra originali padangos vieta ir ten susideda blynai svorių ir viskas. Šiandien mačiau, čia kaip tvarkingiausia bus. Nu, čia tiesiog blynai susidės, jeigu ką. Bet kaip ir gripo užtenka, tai aš nežinau, nematau problemos. Mes šiandien važiuojam iš to, kas buvo garaže, tai priekį pavogiau užkovinės, galas dabar yra 18 ratai, 2.5 padangų komplektas, tai irgi naudojam tą, ką turim. Tai, nu. Šiaip Uhašpiškės gerai kimba, nežinau, ko čia skundžiasi ir taip toliau, literaliai. Nieko, tiesiog dabar pabandėm įdėti minkštą spiruoklę, bet pakelti mašiną. Čia 18 ratas ir 2.5 padanga, tai suprantat, kad jis yra labai aukštas, tai tiesiog kompensuoja minkštą spiruoklę ant diskoto ir tiesiog žiūrim, kaip tai veikia ir viskas. Jeigu tai veiks, kaip veiks, papasakos ir viskas. Patys tikslinam žiūrim. Greičiau Pošką atvažiuoti. Noriu pasivažinėm lemą, kaip patiko. Planas buvo tik permest variklį, bet brolis vėl nužudė variklį, tai teko perinkinėti pilnai motorą, tai pirmą kartą perinkinėjom pilnai plytą, tai pilnas ardymas, šlifavimai, smeigės, nesmeigės, varžtai didesni. Uždėjom N... Čia 335 kolikas, M54 galbūt, jo, tai panaudojom mandžį adapterį, prisukom, pasidarėm įsiurbimą, atsispausdinom, kad čia ta forma yra specialiai tokia, kad srautui keliaut būtų daug geriau. Tvirtinimas, didelis filtras irgi nukosė už brolio Enžinbėjaus. Tai iš variklio skyriaus viskas, priekinė pakaba tai tokia pati, kokia buvo pas Piratą tiesiog prisukta, tik tais, kad viskas vėl nauja. Galinė pakaba irgi. Kai visada būna ištraukiu iš Pirato, ten nieko nereikia gyvo, tai visos šakės, traukės, viskas miltais mums padėjo nudažyti vilspotas. Dugną irgi smeleputę pasiėmiau. Ką? Jo, gulėjau 2 dienas po dugnu, nes erzina tam tikros. Buvo paviršinės rūdis standartinės, tai jas su smeleputė nusmėliavom, tada dugną padengiam ir gavosi. Aš dar malonus prikelinai. Mortikai svarbu, visada buvo svarbu, tai čia yra bisiškė stovi. Toks starter packas. Starter packas bomškaliai yra, bet dabar sakyčiau, starter packas turėtų būti bent jau bisiškės. Tai vat. Spring greitai, tai nežinau, galiu pasidarinti priekį 12 kg gale 5 standartiniai vietoj, tai minkštoka. Bet viskas daryta šlapiai dangai, tai žiūrėsim, kaip tai veiks. Tai vat, laukiam Poškos. Situacija tokia, kad sulaukėm Andriaus, padarėm diagnostiką ir dabar spėjom, kad bus camshafto arba crankshafto, tai yra viršutinis velenėlio daviklis arba apatinis, tai viršutinį jau pakeitėm, nepadėjo, tai keičiam apatinį ir Dėko labai paskolino mums velenėlio daviklį apatinį kaip buvęs KTK, Kauno inžinerijos, man atrodo, dabar mokykla ar kaip Lietuvos inžinerijos kolegija, dėkui jam labai. Greitai įmetam tą patį daviklį ir žiūrim, kas bus. Ant lauko ieškot problemos susijusios su tokiu gremlinu, tai tiesiog neapsimoka. Mano verdiktas, va. Vakarėlis baigtas. Tai gerai, kad ne į Vilnių varėm, testuot. Ką aš dabar verdiktas toks, kad yra kažkokia problema, kurios dabar šiais spręsti negalime ir važiuojam. Testas buvo, testas įvyko, bet ne viskas laimingai, varom tvarkytis. Prašysim Poškos, kad atvažiuotų tvarkyti, aš tai netvarkysiu, aš nenoriu. Leiskit vyrukai, bet jums reikia ne manęs, o egzorcisto. Dar kartą dėkui visiems, kurie paskolino detalių, o mes keliaujame į garažą. Toliau, žiūrėt, kaip Cooperį privers važiuoti. Tai kągi, atėjo laikas išrinkti sandėlio konkurso nugalėtojus. Turiu atsiprašyti, kad taip ilgai viskas užtruko, bet kaip matėt, pakankamai sunkus sezonas. Labai nekonkretu, kada vėl grįšim prie sandėlio. Dabar jau grįžom prie sandėlio vėl. Off-seasonų realiai tai galim bildinti mašinas. Reikia iki galo davesti konkursą, išrenkam laimėtojus ir juos tada vienaip arba kitaip rewardinam ir viską, ką pažadėjau, reikia atlikti iki galo. Tai mes šiandien išrinksim 5 nugalėtojus ir kaip ir minėjau, bus description'e konkrečiai vėl priminimas, kas ką konkrečiai laimi. Pirma vieta tikrai laimi drifto pamoką su sandėliu. Ir kaip mes tai išrinksim, kad būtų fair, realiai darysim taip. Tai yra užsakymų numeriukų diapazonas, intervalas. Tai yra pirmas užsakymas atliktas ir paskutinis, kuris ten buvo gegužės kažkelintą dieną. Tai per visą tą laikotarpį, kai vyko konkursas, čia yra visi užsakymų numeriukai.
realiai viską filmuosiu, tai generuosiu skaičiukus, tuos skaičiukus po to prijungsim prie užsakymo ir suseksim su laimėtojais. Tai realiai, ką jūs gavote į e-mailą, tai yra savo užsakymo numeriuką, pagal jį ir išrinksim laimėtoją. Tai dabar renku 5 užsakymus, kurie laimėjo. Linkiu visiems sėkmės, intervalas aiškus, filmuojam ir žiūrim, kas laimė. Tai yra realiai dabar žmogus, kuris laimės drift taksi, ne drift taksi, o drifto pamoką su sandėliu ir aš spaudžiu 1661, užsirašom, tai yra pirma vieta, antra vieta vėl generuojam, 1375 užsakymas, vėl generuojam, 1672, vėl generuojam, 1765 ir paskutinis 5, 1633. Čia yra laimėtojų užsakymai, o dabar trumpą pauzę pasidarau, susižiūriu tos užsakymus, ar visi yra validus ir yra tokie skaičiukai tarp užsakymų, nes vieni būna atšaukti, vieni neįvykę ir dar kažkaip, to sutikrinu ir grįšiu. Ir būtent čia prasideda įdomumai. Kad visiškai viskas skaidriai vyktų, tai aš dabar parodysiu jums, kokių skaičiukų nėra ir kuriuos per naują rinksim. Tai vis dėlto nugalėtojo skaičiuko nėra. Tai vėlgi reikia turėti omeny, kad skaičiukai būna prašoka. Tai tarkim turėjom 1661, net užsakymą tokio nėra. Tai tos, kurios radau, o 3 mums reikia perinkti. Kaip mes jas perinkam? Vėl lygiai taip pat. Generuojam 1444. Vėl generuojam 1546, vėl generuojam 1460. Vėl testuojam, ar šitie užsakymai yra sistemoje. Dar vieną skaičiuką mums reikia išrinkti, dar vienas sistemoje neegzistuoja. Tai aš tiesiog generuosiu dabar, jau laimėtas išrinktas. Tor važiuojam 1799. 1799 numeriuką gavom, tai yra Karolis Petruškevičius, o laimėtojas yra A. Misiūnas 1444. Čia yra kodukas užrašytas. Aš visą informaciją surašysiu description'e. Tai sveikinu A. Misiūnas, nes tu laimėjai drifto pamoką su sandėliu. Aišku, pradžiai mums reikia surinkti bendrai. Visi laimėtojai su jumis bus susisiekta ne tik žinute į telefoną, bet ir į e-mailą. Būtinai būsite informuoti pagal tos duomenys, kuriuos nurodėt. Sveikinu laimėtojus ir visiems išsiųsime jūsų džemperius ir lipdukus. Būtinai. O dabar dėkui jums už kantrybę ir ta kantrybė dar pareikalaus dar kantrybės, nes mes dar surinkinėjom sandėlį, bet viskas juda gera linkme ir jau kitą epizodą parodysiu, kiek iš tikrųjų darbų įvyko, nes į šį video truputį netilpom. Pažiūrėsim ir pamatysim, kaip ten su sandėliu, nes turiu tikrai įdomių žinių dėl turbako, kurias paliesim kitame epizode. O dabar laikas man vidosas tau ir reikia ruoštis drifto pamokai.